Infliacija toks durnas reikalas, kaip pagalvoji. Toks durnas reikalas. Tarkim, paėmė ledų porciją 3 eurai, ne, kas čia tokio, kai uždirbi 3000. Kas čia tokio. Taip atrodo nedaug, ne. Nu, tai pažvelkime 3 eurai, tai jau kart 3,5, tai 10 litų jau. 10 litų buvo. Tai jau buvo, jeigu pradžioj lito buvo 300 litų atlyginimus, tai jau 10 litų 300. O jeigu paversim rubliais, briedukais iš pradžių, 10 lygų 20. 20 briedukų, kai atlyginimas 500-600 briedukų. Nu irgi šiaip savo, ne? O jeigu rubliais, kas atsimena ledų porciją vanilinių kainavo kiek? 15 centų kapeikų 15. Kur 15 nuo 100, kur 3 nuo 100. Apsirijo kažkas nuliukais, bet nieko iš tiesų nepakeitė. Tai jeigu šitas žaidimas nieko nekeičia, tik blogina situaciją, reikia keisti patį žaidimą. Tai nuo to, kas brangiausia, o tai yra nekilnojamas turtas, atsikaskime pinigų. Atsikaskime dar prieš nekilnojamo turto statybą. Tai vadinasi, namas nemokamai sistema. Ateinate draugauti, pakviečiate draugą, užregistruojate, jeigu jį konsultuojate finansiniais klausimais. Uždirbate 100 eurų per valandą iš draugo. Tai yra jau sistema, kad jūs galite uždirbti. Ir nauda, tai kad draugas gali gauti namą nemokamai. O kur daugiau tu gausi namą nemokamai? Nebent į kuprą gausi ir tai dar už pinigus. Taigi, pensija už 40 metų. Ar namas nemokamai išnuomuotas ir jau kapsi jums pasyvios pajamos. Esmė, namas nemokamai kiekvienam. Čia ne stebuklas ir ne loterija. Čia pinigų sistemos sureguliavimas. Uždirbate prieš, jeigu taupote savo namui. Gaunate nuolaidą, jeigu uždirbate per šitą sistemą savo namui ir perkate, jūsų draugas uždirba 10%. Visi pasidalinam tai, ko dar nėra. Ko dar iš tiesų nėra, bus namas tik tai, kai uždirbsi, o jau tu gali gauti atlyginimą, po truputį taupyti, gauti 50% nuolaidą. Ir jeigu tai susidėlioti, nėra geriau negu darbo sistema. Eik dirbti 40 metų, kad gauti pensiją. Jūsų pasirinkimas. Laukiame skambučio, laukiame elektroninio pašto, laukiame žinutės čia, jūsų vardas, miestas, telefonas. Daugiau nieko nereikia. Jūs galite pradėti kaupti draugus ir nuo jų uždirbti visą gyvenimą po 10%. Gera ledų porcija kiekvieną dieną jums, ne? Kiekvieną dieną po draugą pakvietus, tu ne tik įvykdysi 3,5 karto daugiau negu sakoma 100 pakviesk ir gauk namą nemokamai. 100 pakviesk ir gauk namą nemokamai. Uždirbk 1, 2, 3, kiek tik taip pajėgi. Ir pakartok tai daug kartų. Taigi, kiekvienam po namą, visiems gero, saldaus, skanaus savaitgalio. Su ledų porcija be reklamos.